Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, pirmas skyrius. Paulius, Silvanas ir Timotiejus Tesalonikiečių bažnyčiai Dieve, Tėve, viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Mes visada dėkojame Dievui už jūs visus, prisimindami jūs savo maldose, nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus, meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje, mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje, žinodami Dievo mylimi broliai jūsų išrinkimą, nes mūsų Evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventąja dvasia. Ir su tvirtu įsitikinimu jūs žinote, kaip mes pas jūs elgiamės jūsų labui. Ir jūs pasiekėte mumis bei viešpačiui, priėmę žodį didžiame suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu. Ir taip tapote pavyzdžių visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems. Mat iš jūsų viešpaties žodis nuskambėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasklido visur. Tad mums jau nebereikia nieko sakyti, jie patys pasakoja apie mūsų atvykimą pas jūs ir kaip jūs nuostabų atsivertėte į Dievą tarnauti gyvajam bei tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, Jėzaus, gelbstinčio mus nuo ateinančios rūstybės. Antras skyrius. Jūs patys, broliai, žinote, kad mūsų apsilankimas pas jūs nebuvo veltui. Prieš tai, kaip žinote, nukentėję ir paniekinti Filipuose, mes Dievo padrasinti skelbėme jums Dievo Evangeliją esant dideliam pasipriešinimui. Juk mūsų skelbimas kyla ne iš klaidos ir ne iš netyro nusistatymo, ne iš klastingumo, bet Dievo ištirti ir pripažinti tinkamais, kad mums būtų patikėta Evangelija, ją ir skelbėme taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris tyria mūsų širdis. Kaip žinote, niekada nepasižymėjome pataikaujančiomis kalbomis ir paslėptų godumu. Dievas yra liudytojas. Niekada neieškojame žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, galėjome būti jums našta. Vis dėlto pas jūs buvome švelnus, tarsi maitinanti motina, globojanti savo kūdikius. Taip jūs ilgėdamėsi troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums mylimi. Jūs, broliai, atsimenote mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume ne vienu iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją. Ir jūs ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgiamės su jumis įtikėjusiais. Jūs žinote, kaip kiekvieną iš jūsų raginome, kalbinome, maldavome, tarsi tėvas savo vaikus, kad elgtumėtės kaip dera prieš Dievą, kuris iššaukia į savo karalystę ir šlovę. Todėl ir mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmę Dievo žodį, kurį girdėjote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kas jis iš tikrųjų yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumise tikinčiuosiuose. Jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, Kristuje Jėzuje, kurios yra Judėjoje. Jūs tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų, kurie nužudė viešpatį Jėzų ir savo pranašus ir persekiojo mus. Jie nepatinka Dievui ir yra priešiški visiems žmonėms, nes draudžia mums skelbti pagonims, kad šie būtų išgelbėti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką ir jiems artinasi galutinė Dievo rūstybė. O mes, broliai, kuriam laikui atskirti nuo jūsų, žinoma tik kūnu, ne širdimi, dėjome visas pastangas, kad išvystume jūsų veidus, todėl ruošiamės atvykti pas jūs. Bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, tačiau mums sutrukdė šėtonas. Kasgi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigirimo vainikas? Argi ne jūs prieš mūsų viešpatį Jėzų Kristų jo ateimo metu? Taip, jūs esate mūsų šlovė ir džiaugsmas. Trečias skyrius. Todėl ilgiau nebeiškęsdami, nutarėme vieni pasilikti Atėnuose ir pasiuntėme Timotiejų, savo brolį, Dievo tarną ir mūsų bendradarbį skelbiant Kristaus Evangeliją, kad sustiprintų jūs ir sutvirtintų jūsų tikėjimą, kad ne vienas nesvyruotų šiuose suspaudimuose, nes jūs patys žinote, kad tam esame skirti. Dar būdami tarp jūsų, iš anksto sakėme, kad turėsime kentėti priespaudą. Ir kaip žinote, taip ir įvyko. Todėl ilgiau nebeiškęsdamas,
pasiunčiau pasiuntinį, norėdamas sužinoti apie jūsų tikėjimą, ar kartais jūsų nesugundė gundytojas ir ar nėra niekais pavirtęs mūsų triūsas. Dabar Timotiejus iš jūsų grįžo pas mus ir atnešė gerą žinią apie jūsų tikėjimą bei meilę, kad jūs nuolat mus maloniai prisimenate ir karštai trokštate mus pamatyti, kaip ir mes jūs. Taigi, broliai, jūs savo tikėjimu pagodėte mus visuose mūsų suspaudimuose ir negandose. Dabar mes tikrai gyvuojame, nes jūs tvirtai stovite viešpatyje. Ir kaip atsidėkosime Dievui už jūs, už visus džiaugsmus, kuriuos dėl jūsų patiriame mūsų Dievo akivaizdoje. Dieną ir naktį karštai maldaujame, kad išvystume jūsų veidus ir galėtume papildyti, ko dar stinga jūsų tikėjimui. Jis pats, mūsų Dievas ir Tėvas ir mūsų viešpats Jėzus Kristus, ten nutiesia mums kelią pas jūs. Viešpats te augina jūs ir gausiai te pripildo meilės vienu kitiems ir visiems, kaip ir mes jūs mylime. Te sustiprina jūsų širdis ir te padaro nepeiktiną šventumu prieš Dievą, mūsų tėvą viešpaties Jėzaus Kristaus ir visų jo šventųjų ateimo metu. 4 skyrius. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje. Jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos. Jūs juk žinote, kokių nurodymų jums davėme viešpaties Jėzaus vardu, nes tokia Dievo valia jūsų pašventinimas, kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventai ir pagarbiai, o nevedamas aistringo geismo, kaip pagonis, kurie nepažįsta Dievo, kad ne vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes viešpas už tai baudžia. Kaip jau esame įspėję ir patvirtinę, Dievas pašaukė mus ne ištvirkavimui, bet šventumui. Todėl kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris ir davė mums savo šventąją dvasią. Apie brolišką meilę nebereikia jums rašyti, nes jūs patys esate Dievo pamokyti mylėti vienas kitą. Ir jūs taip elgiatės su visais broliais visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jūs, broliai, daryti vis daugiau pažangos, stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuoti savo rankomis, kaip jums įsakėme, taip jūs deramai elgsitės pašalinio akise ir jums nieko netrūks. Nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, Dievas atves kartu su juo. Ir tai jums sakome viešpaties žodžiu, jog mes gyvieji išlikusieji iki viešpaties ateimo nepralenksime užmigusiųjų, nes pats viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui. Ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes gyvieji išlikusieji kartu su jais būsime pagauti į debesį susitikti su viešpačiu ore. Ir taip visuomet būsime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. 5 skyrius. Dėl valandos ir laiko, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės ramybė ir saugumas, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas. Tarytum gimdymo skausmai nėščia moterį. Ir jie niekur nepaspruks. Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos vaikai ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivus. Mat kas miega, miega naktį, ir kas prisigeria, prisigeria naktį. O mes, priklausydami dienai, būkime blaivus ir apsirengę tikėjimo bei meilės šarvus ir užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mirė už mus ir kad mes, ar budėdami, ar miegodami, gyventume kartu su juo. Todėl guoskite ir ugdykite vieni kitus, ką jūs ir darote. Prašome jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja jums viešpatyje ir teikia pamokymų. Labai branginkite juos, mylėdami dėl jų darbo, taikiai sugyvenkite tarpusavyje.
Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite neryžtinguosius, palaikykite silpnuosius, būkite visiems kantrus. Žiūrėkite, kad kas net mokėtų kam nors blogu už blogą, bet visada siekite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. Visada džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašysčių, visą ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. Susilaikykite nuo visokio blogio. Pats ramybės Dievas visiškai jūs te pašventina ir te išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus atėjimui. Ištikimas yra tas, kuris jūs šaukia, jis ir įvykdys. Broliai, melskitės už mus, sveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. Saikdinu jūs viešpačiu, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems šventiesiems broliams. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė te būna su jumis. Amen.